Aš esu Kęstutis Musteikis arba Kęstas Mustakis. Gal kiekvienas iš mūsų yra turėjęs tokį momentą, kada praslenka labai kokia nors ar gyvybei pavojinga situacija ir sakė, mus išgelbėjo arba angelas sargas. Tai yra kaip kilnus procesas. Ir jie aukoja savo laiką, darbą, ir kad dar kiti galėtų prailginti savo gyvenimą arba kokybiškiau pragyventi. Tai štai ta slauga yra labai svarbu mūsų bendruomeniai. Turiu tokį uždavinį sugalvoti globojantį angelą ir žmogus atsisėdęs po tom rankom galbūt jaustų kažkokį krūvį. Tai va toks pirminis užmanymas. Esu Lolita Jolanta Piličiauskaitė, viena iš šios kalvos, angelų kalvos įkūrėjų. Labai džiaugiuosi šią užgimusią iniciatyvą, tai padovanoti Lietuvai, visos Lietuvos slaugytojams, būtent slaugytojus sergėjantį angelą. Iniciatyvos autorė Gražvyda Karalevičienė. Gimė šita idėja nepaprastai kilni ir labai gili ir prasminga. Ir angelas, kuris pats, aš manau, kad gal atsidurs kalvoje šiais metais, jisai bus ypatingas tuo, kad kiekvienas prie jo priėjęs, jis galės jį apkabinti, prisiglausti ir patikėti visas savo sunkias mintis jam, būtent angelui, už tai, kad jis bus ištiesęs į priekį savo bronzinės rankas. Taigi kviečiu būti, ateiti, dalyvauti, aukoti tam, kad šita erdvė, kuri visada yra žmonėms atvira, prieinama dieną ir naktį, jinai pasipildytų dar vienu angelu, o jums, brangieji, būtų tiesiog geriau, lengviau, gražiau ir maloniau.